Dovanoti padėkos raštą. Gal anksti? Ne, kad jūs sutikote ir čia vat angelėlis, kad jūs saugotų jums sveikatos ir jūsų gerą valią va taip pat išlaikytų. Ačiū labai. Tai va. Labą dieną. Labą dieną. Truputėlį skauda galvą ir peršti gerklę. Negaliu dirbti, nes todėl norėčiau paprašyti biuletenio. Bus nuspręsta ir gydymas, ir nedarbingumas. Jo, bet tai pirmą reikia pasižiūrėti gerklę ir paskui. Ačiū labai Jums už vertimą. Aš galvočiau, kad čia yra labai gera idėja, nes tikrai mūsų personalas kartais pasimeta, kai ateina žmogus, kuris negali garsiai pasakyti, kokios problemos jam yra. Ir panaudojamas kompiuterinių technologijų, informacinių technologijų, šiuo konkrečiu atveju tai bus iPadas, leis Skype'o pagalba susijungti su vertėju, kuris paaiškins registratoriai pradžioje, po to slaugytojai, gydytojai, kuo pacientas skundžiasi, kokios yra problemos. Ir taip pat mūsų personalas per Skype'ą su tuo pačiu vertėju galės vertėjo pagalba gestais paaiškinti pacientui, ką reikia daryti, kokį režimą laikytis, kaip vaistus vartoti ir panašiai.